Sveiki gyvi, aš Žygimantas Jitukevičius, kviečiu žiūrėti svarbiausių savaitės aktualijų apžvalgą. Laidą pradedame nuo Vilniaus Vilkų, kurių pasirodymas Europos taurėje baigėsi aštuntfinalyje. Alessandro Magro auklėtiniai prieš Klužo Napokos klubą pirmavo didžiąją pagrindinio rungtynių laiko dalį. Tačiau ketvirtajame kėlinyje paleido rungtynes ir galiausiai krito po dviejų pratęsimų rezultatu 99-100. Į ketvirtfinalį patekę Rumunijos čempionai kovos su Valencijos krepšininkais, o Vilniaus Vilkams tarptautinis sezonas baigėsi. Kristupo Žemaičio vedami Vilkai puikiai pradėjo rungtynes ir jau 8 minutę atitrūko dviženklių skirtumų. Įpusėjus rungtynėms Vilkai pirmavo 9 taškais, tačiau po pertraukos sėkmingą atkarpą jau sužaidė Gedimino Reliko atstovaujamas Klužo Napokos klubas, kuris ketvirtajame kėlinyje net įsiveržė į priekį. Šeimininkų viltis tuomet atgaivino Jeffrey Tayloras ir Anthony Kavadas pataikė po tolimo metimą. Galiausiai rungtynės ir jų pagrindinis laikas baigėsi tuo, kad pergalę galėjo išplėšti abi komandos, tačiau metimai buvo netaiklus. Per antrąjį pratęsimą svečiai turėjo 4 taškų persvarą, tačiau Arnoldas Kulboka pelnė 2 taškus su pražanga. Varžovo ataka buvo nesėkminga ir Vilkams atsirado paskutinis šansas. Tačiau paskutinėje atakoje Anthony Kavadas suklydo ir varžovai triumfavo. O dabar žvelgtelkime, kaip sekėsi Vilniaus Rytui, kuris sugrįžo į FIBA Čempionų lygos kovas. Kovo 5-ąją sostinės ekipa namuose priėmė Manisos krepšininkus iš Turkijos. Ryto krepšininkai trečiadienio vakarą nepasigailėjo Kazio Maksvyčio auklėtinių ir juos nugalėjo 98-74. Ši pergalė vilniečiams leido susilyginti su Balakos Sudikacha ir Stambulo Galatasaray ekipomis pagal pergalių skaičių. Tuo tarpu svečiams ši nesėkmė palaidojo jų viltį žengti toliau. Arčiai Kaulas nugalėtojams pelnė 23 taškus. Gytis Radzevičius pridėjo 17, Ignas Sargiūnas 15, Stevenas Sidokas 11. Šiose rungtynėse FIBA Čempionų lygoje debutavo Ryto naujokas Parkeris Jacksonas Cartwrightas, kuris nugalėtojams pelnė 6 taškus. Intriga šioje dvikovoje laikėsi tik pirmojo kėlinio metu. Vėliau Ignas Sargiūnas pataikė 3 tritaškius iš eilės ir tai pradėjo Ryto komandos spurtą. Galiausiai sostinės klubas laimėjo 24 taškų persvarą. O po šios pergalės buvo paskelbta ir apie dar vieną Ryto naujoką. Į sostinę po beveik 10 metų pertraukos sugrįžta Artūras Gudaitis, jau baigęs pasirodymą Japonijoje. Pirmasis informacija apie Gudaitį kovo 3-ąją paskelbė 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas. O praėjus kelioms akimirkoms po pergalės prieš Manisą ši informacija jau tapo oficiali. Pasak 15 min šaltinių, Artūras Gudaitis buvo sulaukęs dėmesio iš Turkijos, Graikijos, Kinijos ir Japonijos komandų. O dėmesį paskutinę akimirką ėmė rodyti ir Vilniaus Wolves Twinsbet ekipa, netekusi Mariko Blaževičiaus. Tačiau Artūras Gudaitis pasirinko Lietuvos čempionus. O dabar keliamės į Vitoriją, kur Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė labai skaudų pralaimėjimą Eurolygoje. Ir 65-66 neprilygo Vitorijos Baskonijai. Žalgiris demonstravo charakterį, likus žaisti 7 minutės, svečiai atsiliko 9 taškų skirtumu. Tačiau likus minutėje kauniečiai jau pirmavo po Alinos Peilagičiaus metimo. Tai buvo paskutiniai kauniečių taškai rungtynėse. Baskonija vėliau atsakė sėkmingą ataką. Žalgiris dar turėjo paskutinį šansą laimėti dvikovą, tačiau Deivido Sirvidžio laisvas tritaškis nebuvo taiklus. Ir Baskai laimėjo prieš Žalgirį antrą kartą šiame sezone. Kad kauniečiai šioje dvikovoje žaidė labai klampiai, rodo ir tritaškių skaičius. Vos 3 tritaškius iš 22 šioje dvikovoje pataikė kauniečiai. Šiame mače Eurolygoje debutavo kauniečių naujokas Azija Vongas, kuris per beveik 8 minutės surinko 4 taškus ir tiek pat naudingumo balų. Iki reguliaraus sezono pabaigos kauniečiams liko 6 rungtynės. Artimiausias laukia namuose prieš Paris Basketball ekipą. O mes šiandien atsisveikiname. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kitų susitikimų.